Šarūnas Bartas gimė 1964 metais. Jis yra vienas iš garsiausių Lietuvos kino filmų režisierių. Baigęs kinematografijos institutą Maskvoje 1989 metais įkūrė pirmąją Lietuvoje nepriklausomą kino studiją Kinema. Režisūroje debiutavo pusiau mėgėjiškų dokumentinių filmų Tofolarija. Režisieriaus netenkino tokie laikai ir tokia laisvė. Jis bando paaiškinti, ką fiksuoja jo sąmonė. Fiksuodamas vaizdus aprėpia daikto išorę, iš kurios skverbiasi esmė. Barto filmai tai pasąmoningi vaizdai. Jis vaizdais sukuria jausmą. Nelieka žodžių fragmentų. Leliumo įsiunatė mane leliumo, gailušė šurėlis Filmuose išryškėja klajoklių, atsiskyrėlių problemas. Sunkus sugebėjimas būti kartu, o laisvė susijusi su gebėjimu būti laisvam, savo dvasia. Veikėjai dažniausiai išgyvena suvaržymų, apgaulingų vilčių žlugimą. Filme Kudarius Lietuvos laisvė skleidžiasi žmonėse, kurie iš tiesų yra dvasiškai prislėgti. Tai kelia klausimą, kodėl kovojame dėl laisvės, jei patys nesame laisvi ir nesugebame išlaisvėti. Vaiko laisvė tai prislėgia, nes problemos nedingsta, o tik gilėja. Filme Namai nuskamba žodžiai. Ateityje aš esu laisvas. Laisvas dėl to, kad ji neegzistuoja. Aš nesuprantu dabarties. Filmuose daugybė jungčių. Viskas susiję, turi savas reikšmes. Kitaip subirtų. Tai kuria savitą pasaulio modelį. Barto vaizduotės vaisių. Barto tuneliai. Kino režisierių Šarūno Barto filmuose nedaug žodžių. Jis nemėgsta įkyraus bendravimo. Filmavimui jis renkasi dykumas, kalnus ir apleistus miestus. Režisierius yra sukūręs 8 vaidinius. Režisierių vaizdas – kino privalumas. Šarūnas Bartas yra vienas iš garsiausių ir įdomiausių pripažintas Lietuvos kino režisierių.